Sveiki bičiuliai, šiame video vėl apie biudžetinės riteles avižadrebiui. Kalbant konkrečiai, tai yra Kestrelis ir Valiant Eagle, abi pagamintos Kastkingo. Na ir konkrečiai kalbėsiu apie stabdžius. Nors tai yra labai geros ritės, mano nuomonė, tačiau viena pozicija arba viena vieta, kur šios abi ritelės galėtų būti šiek tiek geresnės, tai yra stabdis. Na ir su pačiu stabdžiu problemų kaip ir nėra. Pavyzdžiui, jeigu aš atsukčiau būgnelio arba būgnelį laikantį elementą, stabdis pats veikia puikiai. Jis yra garsus, nestringa ir taip toliau. Taigi aš pradėjau galvoti, kur yra problema. Na ir žinoma, kad problema bus šitoj daly. Na ir išspręsti šitą problemą yra labai greita, užtruksi turbūt kokią minutę. Taigi iš karto gal ir patrauksiu viską į šoną. Esmė, tenais yra laikanti, sakysim, spiruoklė arba nespiruoklė, vyrė turbūt reiktų sakyti. Ir jinai yra per galinga šitai būtent ritai ir tokio dydžio šitam knobiukui. Taigi iš karto pašalinam šitą apsauginę gumą, labai geros kokybės guma beje, minkšta, ir tada pasimsiu mažą atsuktuvėlį ir pašalinsiu šitą elementus laikančią vielą. Padėsiu ją gražiai į šoną, na ir dabar šitas visas blokas išsiema gražiai. Spiruoklė, kuri reguliuoja prispaudimą, ir problema yra su šituo elementu. Kaip sakau, šitai ritai jisai yra per galingas. Taigi galit bandyti jį lankstyti, galit bandyti pritaikyti kažkokį kitą, jis tiesiog yra per standus. Šitai duotai riteliai. Kai, sakysim, įsikipti ir sukti yra tik tai, sakysim, čia porą centimetrų realiai. Taigi šitas elementas, kaip sakau, yra per galingas. Ir paprasčiausias sprendimas yra tiesiog jį pašalinti. Žiūrėkit, numetame į šoną, arba padėsiu jį čia, kad matytumėt, kad jo nededu atgal į vietą, ir atgal surenkam ritelę. Šitą spiruoklę, šitas blokas, ir dabar šitą prilaikanti viela. Žinoma, pašalinus šitą elementą, to garso nebebus, kai bus reguliuojamas stabdis. Uždedam šitą apsauginę gumą. Ir viskas. Ir žiūrėkit, dabar aš, kaip matot, kai suku, garso to traškėjimo jau nėra. Tačiau pašalinu šitą spiruoklę, labai puikiai jaučiasi, kada ten ta didžioji, ta galinga spiruoklė, sakysim, aktyvuojasi, arba kada jinai yra prispaudžiama. Ir stabdis reguliuojasi dabar puikiai. Realiai man turbūt kokių 180 laipsnių užtenka pasukti, kad būtų nuo, sakysim, maksimumo beveik iki minimumo. Tiesiog labai paprastas, elementarus sprendimas. Ir kaip sakau, dabar sukinėjant šitą, labai puikiai jaučiasi, ant kiek stabdis yra priveržtas. Sakysim, sukant pagal laikrodžio rodiklį, ar ne, sakysim, užveržinėjant stabdį, tiesiog didėja pasipriešinimas ir labai puikiai jaučiasi, kada užtenka veržti ir taip toliau. Tiesiog didėja ir jau dabar jau gana sunku yra sukti. Ir stabdis dabar jau užveržtas mirtinai vos ne. 180 laipsnių pasukus, stabdis ant minimumo. Vėlgi tai yra labai garsus stabdis. Kai kurie turbūt avižadrebio gerbėjai sakys, kad to nereikia. Čia jau skonio reikalas, aš visada mėgstu garsų stabdį, smagiau.
Na ir lygiai tas pats galioja ne tik tai Valiant Eagle antrai versijai, bet ir Kestreliui. Aš Kestreliui jau pašalinau tą spiruoklytę ir kaip matot, jokio garso ir jaučiasi lygiai taip pat. Tiesiog užveržinėjant stabdį pasipriešinimas didėja ir stabdžio gale taip pat didėja. Tiesiog jaučiasi labai viskas tolygiai, gražiai, nes šita spiruoklė tiesiog neleisdavo jausti, ant kiek tas stabdis yra priveržtas. Taip, jinai traškėdavo garsiai, bet tik tai tiek. Tai va, kaip sakau, pašalinkit šitą reikalą ir pamatysit. Ryte tiesiog bus kitokia, kas liečia stabdį. Tikrai patiks. Na ir žinoma, sakyčiau, neklausykit tų visų ten Daiwa ir Shimano fanų, kurie ten tauzija vėjus, kad Daiwa ir Shimano geresnės. Taip, jos yra geresnės, jeigu perkant tenais už kokius 200-300 eurų, kad būtų toks svoris ir taip toliau, jie ten perkant už 100 eurų Daiwa ir Shimano. Tiesiog nėra net ką lyginti, ar šitą rytį, ar tenais, ar Daiwa ar Shimano. Ten už 100 eurų nusipirksit rytę tokio dydžio, kuris svers turbūt 180 gramų ar panašiai, kur čia sveria 130, tai apie ką čia mes kalbam. Tai va, o dabar su puikiu stabdžiu, kuris reguliuojasi puikiai, kaip ir nebėra prie ko prikibti, bent jau mano nuomonė. Vienintelė vieta, kaip sakau, buvo, kur tiesiog, kaip pasakyti, norėtųsi, kad būtų geriau. Naudotina, bet norėtųsi, kad būtų geriau. Tai va, o pašalinus šitą nežinau, vyrių turbūt reiktų vadinti jį, reikalai pasitaiso daug kartų. Tai va, ir kaip matot, nereikia jokių įrankių, mažo atsuktuvėlio užteks. Galėtume turbūt padaryti ir su pirštais visą tai, ką aš čia padariau, kas liečia tos spiruoklytės pašalinimą ir taip toliau. Na, o jeigu norit, sakysim, kad tas stabdis būtų mažiau garsus, tai vėlgi galite reguliuoti. Garsas, žinoma, pačio stabdžio atsiranda iš čia, kai šitas vyrius brūžinasi į tuos dantukus būgnelio viduje, jeigu matot. Tai va, vėlgi galit bandyti šitą lankstyti, galit bandyti jį keisti, bet aš sakyčiau, kad tiesiog palikit kaip yra, nes tiesiog garsus stabdis nėra blogai, mano nuomonė. Pavyzdžiui, pas Daivas kai kurias, netgi tokius kaip balistikus, stabdis būdavo per tylus, ne tik kad per tylus, bet netgi, sakyčiau, labai prastas, ypač pas didesnius modelius, ten 2000-uosius būdavo, kur 3, sakysim, poviršlės iš veiloko veltinio, tai jos net neveikdavo labai gerai. Arba, sakysim, stabdis būdavo labai prastas, reikėdavo keisti anglinius. Čia stabdis, mano nuomonė, yra labai geras. Pavyzdžiui, aš galiu net pademonstruoti, kaip dabar veikia stabdis, ar ne. Atleisiu ir dabar aš tiesiog pagriebiu šitą ploną valiuką su 2 pirštais ir galiu prasukti, kaip matot. Nors reikia daug jėgos, kad suspaust šitą pintavalą su 2 pirštais galiu prasukti, bet dabar žiūrėkit, pasuksiu kokių, kiek čia 90 laipsnių. Ir viskas. Taigi jau reikia taip iš jėgos. O šiaip paprastai gražiai bandant jau sunkiai. Galiu vėl atleisti. 2 pirštais, kaip matot. Taigi stabdis tikrai yra geras. Čia nėra net ko kalbėti, nėra ko aiškinti. Kad jis yra garsus, taip, čia gali nepatikti kam nors, čia jau skonio reikalas, bet kad jis yra prastas, čia nėra net ko kalbėti. Sakau, šitas reikalas turi būti pašalintas, jeigu jau nusipirkot tą ritelę. Žinoma, gali būti, kad kastingas išspręs šitą problemą, ar galbūt jau išsprendė, sakysim, kitoj partijoje ryčių, galbūt jau yra viskas tvarkoj. Bet aš pirkau gan anksti ir šita problema buvo ir yra žinoma. Tai va, matyt tiek šiame video ir sėkmingo
avižadrebio, avižos drebinimo. Susitiksim kitose video. Iki.